Bestsellerio Silva Rerum autorė Kristina Sabaliauskaitė savo gerbėjus nudžiugino antruoju Silvos Rerum romanu. Naujoje knygoje rašytoja tęsia bajorų Norvaišų šeimos istoriją, praslinkus 40 metų nuo pirmosios knygos pasakojimo pabaigos. Taigi, ką rašytoja savo skaitytojams patartų skaitant Silva Rerum tęsinį? Skaitytojų knygą patarčiau imti be jokių išankstinių nuostatų į rankas, be jokių lūkesčių ir taip pasiduot pasakojimo tėkmei. Labai norėčiau, kad pastebėtų niuansus, kuo tas 40 metų vėlesnis laikotarpis skiriasi, kaip jeigu pirmajam buvo kalbėta daug apie retoriką, apie teisę, dabar daugiau kalbama apie mediciną, apie muziką. Šios sritys yra pasirinktos neatsitiktinai, nes tai yra tarsi jos pradeda būtent tuo metu kilti, dominuoti labai. Ir labai tikėčiausi, kad visą tą vadinamąją laiko dvasią, zeitgeistą, tokį dvelgtelėjimą skaitytojas pastebės ir galbūt tai paskatins irgi atsigręžti ir tuos meno kūrinius ir pamatyti, nes mes istorikai, menotyrininkai, mes labai tiksliai pastebim, pakanka parodyti kostiumą ar baldą ir mes galim kelių dešimtmečių tikslumu tai datuoti ir labai norėjosi tą truputėlį ir teksto atspindėti. Talentingai parašyta knyga teigiamai įvertinta ne vieno literatūros kritiko. O ar paprastam skaitytojui būtinos istorinės ir menotyrinės žinios, kad jis iššifruotų autorės užduotą mintį? Aš stengiausi rašyti taip, kad tokia tarsi keliasluoksnė ta knyga būtų, kad vienas galėtų skaityti, kuris nieko nežino apie tą laikotarpį, tiesiog kaip įdomią, patrauklę istoriją, tas kuris turi šiokias tokias žinias, pagrindus, kad jis galėtų atrasti daug įdomaus, o kad profesionalas ir specialistas jis galėtų žiūrėti, kaip to yra sužaista ir kokios yra nuorodos, tarkim, į tos epochos filosofiją, religiją, religinius disputus, tokius, reiškia, jau pamatinius gilesnius dalykus.